11 skyrius. Įspėjamieji signalai. Įspėjamieji signalai yra šie: posūkių, stabdžių šviesos signalų įjungimas, gali būti rodomi ranka, garso signalo įjungimas, žibintų šviesos perjunginėjimą, avarinės šviesos signalizacijos, įspėjamųjų mirksinčių oranžinių šviesų įjungimas, avarinio sustojimo ženklo pastatymas arba pritvirtinimas prie transporto priemonės. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, ranką prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas. Taip pat prieš persirikiodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu. Posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka. Posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka. Stabdymo signalas rodomas aukštyn iškelta kairė arba dešinė ranka. Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą, stabdymą, susijusi su manevru ir baigti tuojau pat po manevro. Signalizuoti ranką galima baigti prieš pat manevrą. Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių. Posūkių šviesos signalai nerodomi įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu. Signalą rodantis vairuotojas neįgyja važiavimo pirmumo teisės. Gyvenvietėse neleidžiama naudoti garso signalų, išskyrus tuos atvejus, kai jie būtini, kad būtų išvengta eismo įvykio. Norint atkreipti lenkiamos transporto priemonės vairuotojo dėmesį, galima perjunginėti šviesas, o ne gyvenvietėse naudoti garso signalą. Draudžiama kaip įspėjamąjį signalą naudoti tolimasias šviesas, jeigu jos gali akinti kitus vairuotojus, net ir per užpakalinio vaizdo veidrodį. Avarinė šviesos signalizacija transporto priemonėje, jeigu tokia įrengta, privalo būti įjungta priverstinai sustojus, kur sustoti arba stovėti draudžiama. Įvykus eismo įvykiui. Tikrinančiam pareigūnui sustabdžius. Sustojus neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, o važiuojant tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, jeigu nedega bent viena galinė gabaritinė šviesa. Kai ji velkama arba vežama jos priekį arba galą užkėlus ant specialaus atraminio įtaiso. Kai vairuotojas akinamas. Kai norima perspėti kitus vairuotojus apie kliūtį ar pavojų. Vaikų įlaipinimo, išlaipinimo, iš transporto priemonę, su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais metu. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, taip pat jeigu priverstinai sustojama ten, kur sustojusią transporto priemonę kiti eismo dalyviai pamatytų likus iki jos mažiau kaip 100 metrų, motorinės transporto priemonės, išskyrus mopedą, motociklą be priekabos, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo nedelsdamas prieš transporto priemonių važiavimo kryptį toje važiuojamosios dalies pusėje pastatyti avarinio sustojimo ženklą. Gyvenvietėse ne arčiau kaip 25 metrų atstumu, o ne gyvenvietėse ne arčiau kaip 50 metrų atstumu nuo sustojusios transporto priemonės. Vairuotojas mokinių įlaipinimo, išlaipinimo, iš mokyklinį autobusą metu privalo įjungti įspėjamasias mirksinčias oranžinės šviesas. Mokykliniam autobusui judant įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos privalo būti išjungtos.